Jau visai netrukus Kauno technologijos universitete bus atidaryta 20 darbo vietų laboratorija, kurioje bus kuriamos mobiliosios aplikacijos. Projekto partneriai uždara akcinė bendrovė Omnitel, AppCamp ir Samsung Electronics laboratorijai parūpins pačią naujausią technologinę įrangą, planšetinius ir nešiojamosius kompiuterius, išmaniuosius televizorius ir kitą vaizdo įrangą. Mes visada kalbėdavom ir svajodavom apie bendravimą su verslu. Šiandieną tai yra fantastinis pavyzdys, kada tikrai verslas, tas tikrasis privatus verslas ateina bendradarbiauti su mokslu. Tai mums yra tikrai šiandien tokia sėkminga diena. Laboratorijoje studentai mokysis šiuolaikinių informacinių ir telekomunikacijų technologijų ir atliks praktikos darbus. Tyrėjai atliks mokslinius tyrimus, verslo įmonių specialistai gilinsis į mobiliųjų telekomunikacijų srities aktualių problemų sprendimus. Specialistų teigimu šios technologijos pasaulyje tobulėja sparčiausiai, todėl šios srities specialistų poreikis yra labai didelis. Mastu labai didžiulė. Jeigu mes sakom, kad labai gerai, jeigu mes augtumėm kokią nors tenais, nežinau, kelių procentų progresiją, kalbant apie savo GDP, apie nedarbo lygį ir kitus dalykus, tai technologijas, jeigu kažkas pasakytų, kad tarkim per metus atsiras dar kokių nors, nežinau, 10-20 tūkstančių programėlių, tai turbūt niekas į tą pusę net nežiūrėtų. Tai jeigu mes prieš porą metų, sakykime, buvo 500 000, tai šiandieną, pavyzdžiui, kokiam nors Android arba Apple App Store yra beveik 1 milijonas. Visi turbūt žinote Euroviziją. Tai Eurovizijos buvo sukurta mobilioji programėlė, kur kiekvienas pilietis, kas atsisiunčia tą programėlę į savo telefoną, jis galėjo balsuoti, kada atlikėjas dainuoja, patinka arba nepatinka, kiek nori kartų. Tai ta programėlė gyvavo viso labo tik tai 11 valandų. Nes tai buvo 4 pusfinaliai po 2 valandas ir finalas 3 valandos. Tai aš bandžiau klausinėti, kiek per tas 11 valandų lietuviai kartu suspaudė mobilųjį telefoną, balsuodami ar patinka ar nepatinka. Tai atvirai kalbant neradau nei vieno tautiečio, kuris atsakytų teisingai. Visi sakydavo, gal 100 000, gal 200 000, gal milijonas. O iš tikrųjų tai buvo 27 milijonai kartų. KTU mobiliųjų aplikacijų laboratorija įsikurs jau artimiausiu metu KTU inovacijų verslo centre.